šios matricos karminė odega yra 7, 19, 12. Kaip jeigu atskirai apžvelgti šitas energijas, 7 tai yra visiškas nejudėjimas, nenorėjimas judėti arba negalėjimas, toks nokauto būsena, nematymas išeities. 19 tai tarsi, tai kaip ir užgesusi saulė. 19 yra saulės arkanas ir jeigu ten jau užgesta, tai netgi gali būti arba vidus žmogaus aptemęs, tokia dvasia visiškai palaužta. 19 taip pat reiškia, jeigu minuse, tai yra susijęs su turtu, tai yra skurdas, neturtas, gali būti skupumas, labai didelis godumas, toks didelis egoizmas ir visiškai nesiskaitimas su aplinka. O 12 tiesiog jau absoliučiai įėjimas į aukos poziciją ir tiesiog tokio išeities nematymas. Dar gali būti prie 12 visiškai nemokėjimas irgi tvarkytis su savo turtu, dėl to, kad, kaip sakant, paskutinius marškinius visiems atidavė arba iš jo kažkas paskutinį kąsnį atėmė. Tokių kaip ir gali būti visi tokie razbainikai, kaip Robin Hoodas, Tadas Blinda, kariai, tie, kurie dalyvavo kare arba sukėlė karą, kurie bylinėjosi dėl turto, visi tie, kurie išbuožino žmonės, va tie išbuožintojai. Jeigu, pavyzdžiui, siauresniam rate, tai galėjo būti tarp giminių, taip tarp artimųjų, tokie ginčai ir nesutarimai dėl turtinių dalykų. Arba galėjo būti dar susiję kadangi 19 dar yra ir su vaikais, su vaikais, saulė, žaidimai, kas yra šviesu, gražu, tai gali būti dar ir kažkas buvo padaryta didelė skriauda vaikams. Kitu atveju, kai į žmogų gali nukreipti šitą tokį derinį, kur jis yra padaromas, tai būtent išbuožintojai ir patys žmonės, tie, kurie neteko turto, iš kurių buvo atimtas, nuo reketo nukentėję, netgi gali būti čia toks iš dalies gal šiek tiek gali būti ir gaisro. Čia yra tokia netekčių. Ir dar vienas variantas, kai pats žmogus palūžta. Kai pats palūžta, aišku, kažkokios būna aplinkybės, kam miršta žmonos, kam miršta vaikai, kam turtas kažkur ten, tai jie gali patys labai viduje palūžti, nieko nebenorėti ir kristi į auką. Tai šita kombinacija tokį gyvenimišką paveikslą turi. Bet su tuo 19 ir 7, tai čia yra labai stipri lyderiška energija. Ir jeigu yra minusinė, juk jeigu kažkas kažką išbuožino ir iš kažko atėmė turtą, vadinasi, tas žmogus turėjo jį turėti, sukaupti, dirbti, turėjo būti darbštus, turėjo mokėti organizuoti savo darbus, kad jį sukaupti ir vieną dieną taukšt atėjo iš jo ir atėmė. Arba tie kaip Robin Hoodai, reketas arba išbuožintojai. Tai yra vis tiek labai stiprios asmenybės derinys. Ir su 7, kuris gal ir turėjo ūkį ir daug tų pavaldinių, arba kaip pavyzdžiui kariūnas, tai jisai mokėjo vadovauti armijai, kariuomeniai, batalionui. Čia nėra šiaip, kad sėdė ant tapšano ir nosį krapštai. Čia yra stiprus labai derinys. Ir net jeigu jis yra minuse vienokioje ar kitokioje formoje, tik tai nebūtina savo identifikuoti, kad ten, aš ten buvau kareivis ar koks ten galvažudys. Ne, čia pagal pavyzdžius mes matom, kad čia buvo veikli figūra. Arba vienu ar kitu atveju jin buvo kažkaip sužlugdyta arba pati pasielgė nedorai. Bet čia buvo su paraku žmogus, su savo vidinė gera saulė, su egoizmu, mokantis ir aplinką įkvėpti ir vesti palei save. O ten ar į gerą, į blogą, čia jau yra kitas dalykas. Bet čia yra labai stipri kombinacija. Ir jeigu išvedus į pliusą 12, tai irgi ten yra labai ir turtingas ženklas. Ir 19 yra netgi susijęs su pačiu konkrečiai turtu. Ir tokia vyriška jėga ir su saulė. Saulė tai yra, pasirodo, kaip mums skamba moteriškai, bet tai yra vyriškas arkanas. Ir su vaikais yra susiję.
Tai yra labai stipri, graži energija. Ir vadinasi, mes čia turime labai didelį užkastą lobį. Ir kai mes galim šiek tiek save pasekti, kur mes susiduriam su tuo, kur mums reikia kažkokią komandą burti, kur reikia save pastatyti į centrą ir pabūti tuo vadovu, mes tada galim pasižiūrėti, kokiom kryptim einam. Ar tom tokiom dorom, moraliom, ta prasme, ar padorumu remiamės. Nes šita visa kombinacija, jinai duoda tokį kaip ir ženkliuką mums suklusti. Kai mes turim galimybę kažkam pavadovauti, kažkur kažką nuveikti, kažkur nukeliauti ir paimti savo prizą, tai kokia mūsų ta intencija. Ir šiuo atveju vis tiek yra, bet kokiu atveju, tai yra užkasta lobių skrynelė, kurią mums reikia pasiimti.